koks gražuolis viešbučių lankytojai. Araviai, žolė. Gal tiesiog viešbutį. Čia šiltamam baseiniuke esam 1,20 m gylis. Čia ir žmonių daugiausia. Čia muzikyka groja. Vėjas didelis. Sėdim, relaksuojam, ant saulytės visai gera. Liuks draugai išvarė pasiplaukioti, o mes viešbutuke likom. Tai yra, kaip aš visad norėjau, poilsis, tiesiog mėgi kiek nori, nieko neveik iš vis. Geriausias poilsis. Jeigu nuveikia, tai yra, tada reikia pažinti, kažką pamatyti. O, sėdėjau. Turėjom vieną kelionę į kalną, kuri buvo fantastinė, su kopimų naktį. Labai įdomi patirtis. Aišku, labiausiai, gal šiek tiek gaila temperatūros, šiek tiek galėtų daugiau būti, kad jūrai pasimaudė. Bet aš jaučiu, kad vis tiek po pietų pasimaudys jūrai. Žiūri, rimsta reikia. Beje, dar kas įdomu, buvom palikę powerbanką kažkur, čia ant stalo. Ir sakom, viskas, praganėm, neberasim. Bet nieko, yra radinių skirelis, radinių kambariukas. Nuėjom ir atsiėmėm, kažkas rado, nunešė, žodžiu, visai čia saugu tam viešbutį kažką palikti. Žodžiu, viskas čia saugu, balkonas mūsų iš vis nerakintas. Relaks. Dokumentus į seifą, auksą į seifą ir... Aukso neturim. Auksą į Lombardą reikėjo. Kalbant apie auksą, tai auksą parduodi Lombardą ir varai atostogų atduoti. Svarbiausia įspūdžio, o ne metalo gabalų. Nu, vėliava vis dar raudona, bet... Vaidas sakė, eina maudytis į jūrą. Aš tai ne, aš tai va apsirengus šiltai. Plaukiam į Saudo Arabiją. Tolokai. Vaidai, dar nepersigalvojai. Man jau dabar šalta. Vandens net iki kelių nėra. Nu, pažiūrėsim. Nu ką, Vaidas, jūrą išbandysi? Aš jau nusimaudžiu, nieks nematė. Haha, nemeluok. Šalta? Kaip parūkė, Bet tai kaip gilisi? Nu, iki kelių. Krantas, va, kažkur toli ir iki čia galėtum atbristi realiai. Čia atsisėdi. Va. Va, Vaidas sako, beveik kaip tam šildomam baseine jūros vanduo šiltumo. Nu va, biškį išsimaudėm ir kaip gera, ne? Aš pabraidžiau. Atoslūgis jūroje, raudonojoje jūroje. Va, ieškom akmenukų, kriauklyčių gražių. Kaip betonas. Ką radai? Gerai? Aha. Betonas kalų. Reiktų parsivežti kažką tai gražus. Ta gali. O, parodo. Ką? Gyva? Gyventojai. Tokią neveškim. Žiūrėk, koją matai? Aha. Tegu gyvena. Čia kažkokia kriauklytė, bet negraži. Ar krabas kažkoks, toks plaukuotas. Jūros voras. Norėtus mažutis. Aha. Jeigu tu čia bus, ne tai mindyt gali. Gali kasti. Bet aš tu subatu. Gal mandžias, aš tai baso. Va, dar noriu parodyti. Čia prie jūros yra gultai.
ir padarytos tokios užuovėjos, kad pasideginti, bet nuo vėjo apsauga. Va, kokių dalykų radom ant kranto. Čia nežinau, ar čia koraliukai, ar kas čia. Įdomu, ar galima juos namo parsivežti, kaip suvenyrą. Putų šou. Dabar einam maudytis. Dabar Renata eina maudytis. Jūra. Reikia išbandyti tą šaltą jūrą. O, labai gerai. Ir ką? Vai ne šalta, ne? Šalta. Nemeluosiu, bet tikrai šalta. Puikiai. Tai va, žodžiu, pašnekėjom su vietinė, nėra, ką pasakant, išvert. Tai sakė, rytoj turėtų būti lyg tais geltona vėliava, galbūt galėsim gale išsimodyti. Ne? Bandysim. Tu galėsi maudytis, aš tai tikiu. Nu, tai jo, tai, žinau, bus tėvas. Paskutinė žiemos diena, saulė šviečia, Tai vasario 28 šiandien. Kur ta vasario 28? Kur? Va, pažiūrėk, saulė šviečia, va. Šviečia saulė. Kur ta žiema? Nežinau, senau kaip dabar. Grįžom truputėlį į kambarį parelaksuoti. Tuoj parodysiu, kaip mūsų maudymukai džiuvo. Čia nekreipiam dėmesio. Va, mūsų maudymukai kaip patikimai sukabinti išdžiūvimai, kad vėjas nenuneštų. A ką daryti? Ką, jau saulelė vakarop, po 5 jau truputėlį. Einam iš viešbučio į kitą gatvės pusę, iki parduotuvėlės. Kaip sakant, čia niekas nestoja prie pėsčiųjų perėjos. Čia turi bėgti. O taksi tik sustoja paklausti, gal reikia takso. Ir viskas. Nors magnetukų turim. Einam dar pasižiūrėti, kas čia gero, kokių suvenyrų siūlo. Akmenukų gal kokių rasim. O, ko tik nori. Apyrankių kaip ir visur. Saulė už kalno, 17 valandų 55 minutės. 6 valandą saulutė jau nusileidusi. Na va, sugrįžom vėl į tą turgelį, kur daug visokių blizgučių. Eisim pasižiūrėti dar kas gero. Blizgučių pasiieškosim. Bordiūrai čia labai aukšti. Reikia atsargiai vaikščioti. Žodžiu, nieko gero negavom. Einam valgyti vakarienės. Pagaliau susirinkom plius minus visa kompanija. Sveiki, gyvi. Šiandien yra kovo 1 diena. Rytoj skrendam galbūt čia. Vėjas didelis. Vakar kažkas melavo, kad šiandien bus geltonos vėliavos ir galbūt bus galima išsimaudyti jūrai, tai tikrai nieko panašaus. Vėjas belekoks, bangos didelės. Bet nieko gero iš tikrųjų. Saulutė šviečia, dangus žydras, mėlynas, nė vieno debesėlio. Čia gylis gal 20 cm. Gal mūsiškiai ateina. O taip atrodo pakrantė nuo tolo. Vėliava raudona kaip visada.
visas dienas neįmanoma maudytis. Kaip sakant, sėdim, saulutę mėgaujamės. Vėl atvarėm maudytis į jūrą. Vėjas bele koks. Vėjas. Patauja paukščiukai. Čia kad neskristų į vidų į kavinę. Jiem padėjo maistą. Šventė. Bet kas įdomiausia, tai šitam viešbutį visai katinų nėra. Nes, pavyzdžiui, Turkijai tai kačiukų pilna, landžioje ten po stalais, ant stalų lipa, o čia tik balandžiai ir žvirbliai. Žiauriai patiko, kartoja vyriokai dabar. Tik užsinešti yra reikalų, nes vėjas aukštai taip pučia bele kaip. Parskrendžia. Geltona vėliava. Vakar žadėjo, kad bus geltona. Turim geltoną. O mūsų vakaro stalas. Mūsų vakarienė. Paskutinė Egipte. Tu matai, koks apvalus šaukštas? Aha, labai. Ar skanu visiems? Visiems skanaus. Tai va, čia taip atrodo vakarienė. Čia, kaip sakant, vakarinis pasivaikščiojimas į miestelį. Einam dar šiek tiek apsišopinti į kitą gatvės pusę nuo viešbučio. Va, praėjom gatvę ir mus pirmą kartą praleido automobilis. Tai čia kažkas tokio. Turgus, derimės, matuojamės. One more this size. Еще один такой самый. Не, вот это Египет. Есть такой сайз? Хорошо? Gerai? Brato. Duok dešimtą. Taip. O nusipirkom? O prisipirkom, nu, kiek maišų. Ten drabužių, maikių, marškinių, dar kažko. Kremukų visokių. Toks konkursas, reikėjo drabužius paaukoti. Tai va, sėdė mūsų nuogi. It was so bad idea. Tai buvo plafoja idėja tokia. Čia yra estė, dvi rusės ir ukrainietė. Mes estę palaikom ir ukrainietę. Na, aš nesuprantu, sėdi nuogi. Paskutinis vakaras. Mes dar nemiegam, jau 11 valandų. Ir eisim į klubą. Va, kompanija mūsų renkasi. Bandysim lietuviškos muzikytės užsileisti. Kadangi klubelyje nieko gero, vien rusiška muzika, nu ko, sėdėm, klausom savo muzikos. Likom 5. Labas rytelis, paskutiniai pusryčiai Egipte. Aš parodysiu, ką čia duoda valgyti. Va, dešrelės, kiaušiniai. Čia Vaidas laukia kiaušinienę kepa, omletuką. Geras, skanus tas omletukas. Lauk, lauk. Čia saldumynai, vaisiai.
daržovės, sūris. Va. Čia daržovės. Čia sūris. Sveikata. Vakar pasitūsinom gerai, pašokom iki 1:30 ryto. Nieko, šiandien 7, mes jau gyvi. Va, mūsų čia pirmieji pusrytukai. Pradžia. Metas desertukui. Vaidas valgo su peiliu ir šakutė, nes čia vien karamelė, neįmanoma į rankas paimti. Bet labai skanus. Pas mane. Nu ką, paliekam savo 229 kambarį. Varom į receptioną, lauksim autobusą. Mūsų kompanija beveik visa. Laukiam registratūroje. Autobuso. Vakarėlis tęsiasi. Na, visi kartu. Bet aš skrendu, esi paukštis. Ateina jau. Skrendu, nenoriu. Paliekam viešbutį, sėdam į autobusą ir į oro uostą. سمعتهم طيش Važiuojame į šaltą Lietuvą. والله Šiaip netaip praėjom visas patikras, neužilgo lėktuvas. Sakom, Burdak. vandens nusipirksim. Vanduo kainuoja buteliukas $0,5 $5. Nu, $5 už vandenį. ai grįžti negerti. Ne, iš tikrųjų, alaus už tiek pat lėktuvė nusipirkti. Gal čia? Gal alkoholį, sakė. Einam pasivaikščioti, žodžiu, burdakas tam Šarm el Šeicho oro uoste. Už pinigus praleidinėja eilę. Eilės, kad- nelegaliai dar. Jo, duodi babkių, tave praleidžia, kad galėtum greičiau praeiti. Pusę miniaus reikia, kad ką čia dar. Nu ką, jį dar tikrina. Aš jau sakau, čia jau viskas, bet dar ne viskas. Egipte sudie. Gal dar grįšim kažkada.